sveikiname su Neringa ir klausime, ar pasirengusi į diagnostikai, ar patikėsi mums savo biolauko seansų periodui. Taip, jinai patikės pasirengusi. Gerai tada. Iš auksinių tinklelių apvalkalas ir pančiai keliauja į mūsų kalėjimo narvą. 1, 2, 3. Nėra. Gerai, Neringa, paprašysiu tavęs išsiskaidyti visus turimus fantomus, visus netikrus fantomus, hologramas matomai ir nematomai išryškėja ir apsišviečia raudona šviesa, jį pulsuoja. Vilma, tu, Neringa, matai iš šono ryškiai ir aiškiai, atlik vizualinę patikrą ir duok komentarą. Išsiskaidė. 7 fantomai. Viršutinių čakrų fantomų, nu, ta prasme, ne čakrų fantomai, o tiesiog jos energetiniai tie kūnai. Nesimato spalvos, labai blyškus, violetinis, blyškus, mėlynas irgi blyškus, žydras, irgi nedaug spalvos, žalias, paveiktas, geltonasis, pusiau ryškus. Ir apatinės čakros irgi paveiktas. Daugiau tų spalvos šiek tiek matosi, raudona, oranžinė, geltona, toliau tokia jau mažai spalvos. Gerai, kai suskaičiuosiu, turi visi fantomai susijungi vieną bendrą 1, 2, 3. Susijungi. Ir kai suskaičiuosiu, turiu skeneris pradeda skenuoti erdvę nuo galvos iki kojų 360 laipsnių aplink Neringą visose 7 subtiliuose kūnuose atrandami bet kokie čipai, davikliai, impulsai keitais 1, 2, 3. Skeneris skenuoja visus 7 subtiliuosius Neringos kūnus, randa viską, kas jai svetima. Ištankojus. Lizardas. Konstrukcija matau apsišvietė. Insektoidas. Demoniškas struktūros atstovas. Viskas. Nusima kaukės ir hologramos, visos būtybės pasireiškia pirmo pradžių pavidalu atitinkančių savo tyrinį kodą DNR. Ir duodu komandą skeneriui nuimti konstrukciją nuo jos ir patalpinti į narvo kalėjimą. 1, 2, 3. Tokie kaip stripeliai, žinai, per jos, palei jos stuburą į rankas. Į pakaušį jos tokia, kaip iš kokių metalinių, žinai, vamsdelio, tokia palei kanalą. Sujunginėja. Narvi. Pančiai demonų. O apvalkalas? Bando pristraukti, bet neužtenka ketinimo galios. Stipresnė komanda. Gerai, nuo apvalkalo formuojasi kanalas į atsakingą. Ir mano ketinimo galia jis yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Humanoidas. Ir konstrukcija jau. Bandė pabėgti. Jisai bando teisintis, jisai bando kažką teisintis. sakyti. Tada dar nuo humanoido nuimsime kaukės ir hologramas, vis būtybė pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkančių savo tyrinį kodą DNR. Pakeitė šiek tiek pavidalą. Gerai, virš demono narvo matai skaičių hercais parodantį jo lygį. 1, 2, 3. 32. Gerai, tada ir pradėsime nuo pradžių. Aštuonkojis. Prieš kiek laiko patekai į šitą biolauką? Jis man telepatiškai perduoda 4 metai, 3 mėnesiai. Kodėl tu įlindai į šitą biolauką? Kuomis tave pritraukė? Jis įrodo, kad patrauklios energijos jie. Ir kokias energijas vogiai? Jis rodo jam aktuali 7 čakra, kur kosminės energijos daugiausia. Tiesiog jis įrodo, žinai, man vaizdinį, kaip siurbtukai, žinai, apsivinioja jos galvą. Koks ta energija. Ir koks buvo jaučiamas jai poveikis fizinėje plotmėje nuo tavo buvimo biolauke? Jisai man sako, kad jisai nesigilina į fiziniam lygmenį jaučiamus pojūčius, bet, ta prasme, bent jau iš to poveikio, ką jis man bando parodyti, tiesiog galvos sunkumas gali būti, apskritai skysčių kaupimasis, toks patinimo procesai.
kažkokia, nes jis toks su vandens stichija labiau susijęs. Ir jis tiesiog, žinai, va taip man rodo, nu, tiesiog, žinai, toks tas vaizdinys, kaip ant galvos tupi, nu, kaip jis panašus į tą mūsų aštunkojį, kuris gyvena mūsų žemėje, ar ne, nu, kaip gyvūnas. Nors iš tikrųjų ir sako, kad šitie aštunkojai yra nežemiški gyvūnai, o invaziniai gyvūnai. Tai va jis panašus tas kosminis. Ir tiesiog va toks, sakau, galva visas, žinai, apgaubęs su savo, va, tai ščiuptuvais savo kojom, apsiviniojęs aplink visą galvą, link pečių, va toks. Ir toks, žinai, toks net skysčiai matau, toks skystis, va, energetiniam tam lygmenyje. Eina, nu ir jis tiesiog, va, siurbė tą energiją, kaip eina tokiu, nes jisai tą čakrą užgulęs, nu, ir eina ta kosminė energija, nu, tokiu plonu siūlu per tą čakrą žemyn, iš viršaus į apačią čakromis. Palikuonių yra? Ne, šiuo metu nėra. Dar kas nors yra tavo biologija palikta? Skysčiai. Kai duosiu komandą, tada susirinksi visus savo skysčius, viską, ką esi palikęs šitam biologija, kad nieko neliktų. Gerai, Lizardas, prieš kiek laiko tu patekai į šitą biologą? 7 metai, daugiau truputį negu 7 metai. Ir ką suspėjai nuveikti per tuos 7 metus? Kas ten lizdą savo turi. Nusitaiso širdies čakrai. Palikuonis? Ar tik tai šiaip lizdas? Šiuo metu nematau palikonių, tiesiog jo toks energetinis. Jis jam, nu, kaip sakau, širdies čakros energija tinkama. Mėgsta jie šitą energiją. Ir poveikis fiziniai plotmėje? Nu, jis švitoklė. Žinomas jo tas poveikis Lizardo. Grojimas emocijomis, emocijų aštrinimas. Kaip tik emocija įsibanguoja, man labiau kaip švituoklė, žinai, matosi nesupynės tos, o švituoklė, nu, panašus principas vis tiek. Vat jis tik pagauna, pavyzdžiui, emociją jos. Ir jisai dar labiau. Toks, žinai, netgi man kažko panašu į demonus, kurie žaidžia emocijom, bet vat Lizardas yra labiau emocija, va, tokia širdies čakros jausmas. Ir ne, tai tiesiog, va, kai žmogus, jinai konkrečiai. Va, jausmas, sakykime, kai yra, juos domina ne kiek pats jausmas, o kiek emocija, nes emocija ir jausmai yra, nu, skirtingi dalykai, ar ne? Ir kai jinai dėl kažko pradeda jausti kaltę, kai, vat, sakykime, emocija ar ne pratrūksta, jinai pas ją atsiranda toks kaip kaltės jausmas. Ir jos ta vat čakra kaip ir susitraukti norėtų, bet tada jisai vėl iššaukia į tą emociją jai, kad jisai galėtų pasimaitinti tą energiją. Nu, toks net nemoku paaiškinti viso to proceso. Bet, nu, dėl to ir gaunas, kad žmogus nesupranta su tų emocijos šuolių ir iš kur jie atsiranda. Čia grinai emocijų tiesiog bangos. Ir tiesiog vat, jisai išreiškia tą emociją žmogus ir po to jaučia tokią tuštumą savy, ta prasme, energijos nebuvimo, nes tiesiog, nu, jisai ją atidavė. Ir va, tas nevaldymas tų emocijų, nesuvokimas, kad jos tiesiog, kad didžioji dalis emocijų būna tiesiog įtakojamos ir primetamos, ar ne, mum. Ir mes nemokam tiesiog, vat, žmonės atsistoti į stebėtojo poziciją ir stebėti savo emocijas, tiesiog paklausiant savęs, iš kur jos kyla. Ir jinai priima jas, kaip čia jos sugeneruotos emocijos. O iš tikrųjų jas įtakoja vat, būtent Lizardas. Ir žinoma, ten demonas taip pat prisideda prie šito. O jinai tai priima kaip savo. Ir po to kaltina save, o kaltės jausmas yra žemos vibracijos. Tai ir vat kaip užburtas ratas. Pratrūksta, išlieja ir po to kaltės jausmas. Gerai, Lizardas, tau irgi perspėjimas, kai duosiu komandą,
susirinksi viską savo, ką esi palikęs šitam biolauke, nepaliksi nieko. Insektoidas prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? Jis perduoda man 4 metai, 6 mėnesiai. Dar prideda pagal mūsų laiko matricą, jis bando skaičiuoti. Supratau. Palikuonis auginai? Inkubatorius Yra ir dabar? yra. Norėsi tikriausiai pasiimti. Taip, jis nori pasimti greičiau ir dingti. Jis labai pergyvena dėl savo inkubatorius. Tai dabar papasakok, kodėl tu ėjai į šitą biolauką. Jisai sako, kad tiesiog matė tinkamą energijų šaltinį. Jis Jisai... man rodo, kad tiesiog jie pamato kaip bateriją, energiją, kur gali patys maitintis, gali vesti savo palikuonius, tiesiog naudodamės to biolauku. Gera Jie terpė. nesigilina daugiau. Gera terpė gyvenimui ir vystymuisi, palikuonio auginimui. Neapsaugotas biolaukas ir Nieks neduoda elektros, kaip čia pasakyti, energijos smūgį, kad jiems būtų nekomfortiška sėdėti šitam biolauke. ir jie labai moteris mėgsta insektoidai. Supratau, insektoidas. Perėsim prie demonų. Kiek tu ar laiko randiesi šitam biolauke? Tarpiškai. Demonas nori sinchronizuotis. Nelabai jam malonu, jisai sako. Nemalonios mano vibracijos, nes jos aukštesnės negu jo. Bet tu pasistenk, demonas, pasistenk. Kodėl turėčiau? Ką turėtum? Stengtis? Uždaviau klausimą, prieš kiek laiko patekai į šitą neringos biolauką. O kaip aš turėčiau jį atsakyti? Aš esu nuolat jos biolauke. Kiek tas yra nuolat? Nuo kada? Nuo jos atėjimo į šią žemę. Šio įsikūnijimo vadinkim. O kodėl tu esi nuo pat jos įsikūnijimo? Turi kontraktą su ja? O kaipgi be jo? Supratau. Nu tai galėsi atsisveikinti su tuo kontraktu. Pažiūrėsi. Tu neturi teisės kištis. Nu mes paklausime neringos, ar jinai norės nutraukti kontraktą ir aš manau, kad taip. Kokiamis aplinkybėmis buvo sudarytas kontraktas? Ką tu nori išgirsti? Noriu išgirsti, kada buvo sudarytas kontraktas. Ne šiame įsikūnijime. Tai aš jau šitą supratau, kuriame įsikūnijime ir prie kokių aplinkybių. Ką tu jai pažadėjai, kad už tai pasirašai kontraktą su ja? Aš nepažadėjau, aš daviau. Ir ką davėjai? Tai ką gali duoti visi demonai? Nu, konkrečiau. Pinigus ir valdžią. Pinigus ir valdžią. O kas jinai buvo tame įsikūnijime, kai jai reikėjo pinigų ir valdžios? O tu pats pažiūrėk. Nu gerai, pažiūrėsim tada. Ir po mano komandos diagnostikos kambarį atsiranda ekranas, kuris parodys kontrakto sudarimo momentą ir aplinkybės. 1, 2, 3. Aš matau kambarį, kuriame prie stalo sėdi Moteris, vyras. 6 asmenys. 4 4 vyrai, 2 moteris. O neringa, kas buvo tame įsikūnime? Moteris. Tuo laikotarpiu moteris. Ir matau, kaip yra kalbamasi. Dėmesys skiriamas neringai ir bando ją įtikinti, prisidėti prie kažkokios schemos. Turiu omeny schemos kažkokių manipulacijų, kaip ir aferos kažkokios. Tai yra valdžios atstovai.
negaliu pasakyti tiksliai, kokios apimties, ar tai miesto valdžios, ar tai aukštesnės kažkokios valdžios. Bet man tiesiog eina informacija, kad, tiesiog valdžia per brūkšnelį vadinamas, ne tai, kad mafija, ar ne, bet tiesiog tokia informacija, kad tai yra kaip ir legalus valdžios atstovas, kurio parašas kažką reiškia ir jisai gali įtakoti, ar ne? Tai tiesiog, Korupcinė schema, vienu žodžiu. taip, tai yra korupcinė schema ir kažkokių nešvarių dalykų, kai tiesiog yra pažadami pinigai ir bandoma pasakyti jai, kad tai reikės tik vieno tavo parašo. Ir jinai tokia pasimetusi sėdi, jai kaip ir nepatinka, bet jinai bijo prarasti savo darbą, savo kėdę. Ir jinai tiesiog spaudžiama kaip į kampą ir galiausiai jinai pasirašo. Ir jinai dėl to labai nerimauja, bet tiesiog tie gaunami pinigai, jai kaip tą nerimą numalšina. Tiesiog, tokia situacija. Ir tiesiog ties tuo pasirašomas kontraktas. Ir matai, man čia eina, žinai, kas dar man čia eina karminiai dalykai, tai yra ryšys tarp visų šitų dalyvių. Jinai su šitais dalyviais turi reikalų ir šitame įsikūnyme. Nes buvo padaryta kažkas, dėl ko kažkas labai stipriai nukentėjo. Ir tiesiog karmos įstatymas įsijungia. Už savo kažkokius tai darbelius jinai suformavo, kaip čia pasakyti, tą karminį mazgą ir dabar turi atidirbti jį. Ir jos kaip tas pasakymas, kad aš net savo šeimoje, nes jos šeimoje yra dalis tų asmenų, kurie buvo praėjusiame įsikūnyjime, negaliu dabar tiksliai vardinti kurie, bet aš matau ryšį, kad jie yra labai artimoje aplinkoje. 2 iš jų visų 6 2 asmenys yra jos dabartinėje artimoje aplinkoje. Ir tiesiog jos tas suvokimas, kad aš esu svetima, aš jaučiuosi svetima toj šeimoje, nes jos vertybės, prigimtinės vertybės, kaip sielos vertybės, jinai yra šviesi siela. Ir tiesiog suklupusi siela. Suklupusi per baimės jausmą, neužtikrintumą, baimės prarasti pajamų šaltinį. Tiesiog nesaugumas, man eina toks žodis, nesaugu, ir jinai tiesiog suklumpa ir tiesiog jinai turi išrišti tą karminį mazgą. Ir jos šitas suvokimas, kuris šitam įsikūnijime pase atsirado, kad kažkas yra ne taip, kad kažko aš kaip ir ieškau jos žodžiais ar ne, tai čia yra susijęs su jos praėjusiu įsikūnijimu. Laikas išrišti, išsilaisvinti iš viso šito. Kontraktas supratau, kada pasirašytas ir kokiom aplinkybėm, bet dėl karminio mazgo, tai aš kaip suprantu, jisai buvo anksčiau susiformavęs jau. Dėl kažkokio kitokio jos poelgio. Šitas padėtas jos parašas ant kažkokio dokumento, leidimas kažkam, tiesiog kažkam labai stipriai pakenkė ir labai nukentėjo, ta prasme nekalti žmonės, eiliniai žmonės, kurie buvo labai skaudinti ir ten kažkas negerai ten buvo. Ir tiesiog jei iš tos situacijos gyvenimiškos, kurios yra šiame įsikūnijime, tiesiog jai yra pamokos išmokti visų pirma atleisti savo, paprašyti atleidimo tų sielų, kuriom jinai kažkada pakenkė. Netgi to pati nenorėdama ir nežinodama. Tiesiog dirbti su savim dvasiniam lygmenį reikia. Gerai, ekranas nebereikalingas, kaip suprantu. Ne, daugiau. Ne, tiesiog šitą situaciją man parodė. Gerai, ekranas grįžti į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Grįžo. Dar ką nors demonas nori pasakyti, kas nors yra likę jos biologė tavo, kokie nors artefaktai? Ant kojų toks kaip gudrono kojinės.
juodos, tokios tamsios. Nu, kai duosiu komandą, tada susirinksi viską. Su kontraktu išsiaiškinome ir sėdi visą gyvenimą nuo pat gimimo momento. Ir žinai, man va tas eina kažkas tėvas, va tai tėvo, jos dabartinio tėvo, va linija. Šitas žmogus yra susijęs su vat, būtent tuo įvykiu, su vienu iš tų 6, iš jų visų 6. Ir jie tiesiog eina savo pamokas. Jinai kaip ir pabudo, nu, ta prasme, suvokdama, kad vertybės, kad kažkas yra ne taip ar ne, netgi šiam gyvenime neprisimindama to, kas buvo anksčiau. Bet kaip ir jo žodžiais, vat, netinkami draugai, netinkami ir jie vat, tiesiog duoda vat, šitas pamokas, kartojasi jos ar ne, netinkama kompanija, sakykime, praėjusiam gyvenime, netinkami kolegos. Kai jinai paslysta, čia šis įsikūnijimas kartojasi situacija tiesiog. Visos situacijos, kurios kartojasi, tiesiog mus kažko moko ir jeigu mes neišmokstam ir nesuvokiame šitų pamokų, tiesiog jos kartojasi. Netinkami, toksiški, sakykime, santykiai kažkokie ar ne, apie ką jinai kalba. Tai yra tiesiog susijęs su jos vat šitais, nu, tiesiog su karminiais dalykais ir pamokom sielos. Nu gerai, o kaip jie išvengtų netinkamų santykių, kaip nutraukti tą karminį mazgą? Tu ten minėjai, kad kažkaip atsiprašyti visų. Jinai tiesiog, vat, man eina informacija apie dvasinį jos tobulėjimą, kad jinai turi tiesiog gilintis ir plėsti savo žinias dvasinėse temose. Kaltės jausmas. Netgi va dabar, ne, kai jinai žinodama, sakykime, to praėjusio įsikūnijimo šitą situaciją, jinai suvokdama tą priežasčių pasekmių grandinę, kad jinai galėjo pakenkti, jinai, nu, pakenkė kažkam, jos parašas, nesvarbu, jinai nesąmoningai galbūt tą padarė, nenorėjo kažkam blogo, bet tiesiog pagal grandinę va taip susidėliojo. Ir tas mokėjimas savo atleisti, nekaltinant savęs ir skleidžiant šviesą iš savo vidaus, paprašymas nuoširdus visų sielų, kuriom tu pakenkiai. Tai tiesiog išlaisvins jos sielą. Ar jeigu jinai išreikš norą nutraukti šitą kontraktą, tiesiog, nu, jinai išsilaisvins iš tų energetinių pančių. Nes už pinigus ir valdžią, kurią jinai gavo padėdama šitą parašą, jinai atidavė savo, kaip vaizdžiai sakant, ar ne, sielos dalį. Na, o demonas, tu pasakyk man, ką tu šiame gyvenime jai davei? Praeitam davei pinigus ir valdžią, o šitam? O jinai atidirba dabar, mano, šitos pinigus ir valdžią. Aš pinigus gavo praeitam gyvenime, o atidirbti. Supratau, pinigus gavo praeitam gyvenime, o atidirbti turi šitame. Aš mielai parsiviliočiau ją į savo namus, vadinkim. Norėtum. Mano štai. Paaukštinimą gausi? Vadinkim taip. Pakilsi hierarchijoje, bet aš tikiuosi, tau neišdegs. Gerai, prie tavęs grįšim, kai nutraukinėsim kontraktą, tikiuosi, o dabar noriu pakalbėti su humanoidu. Iš kur būsi, humanoidas? Sirijus. Prieš kiek laiko atėjai į šitą biolauką? 10 metų. 10 metų. Ir įstatėjai konstrukciją. Konstrukcijos paskirtis? Energijų man reikėjo jos. Gimtųjų? Labiausiai jos mane domina. Apvalkalo paskirtis ant biorobotų? Energijos kaupiklis. Tai konstrukcija irgi energiją kaupia, o apvalkalas kam? Kitokias energijas kaupia.
Jis man bando rodyti. Čia tas apvalkalas toksai kaip veidrodinis, kuris tiesiog jisai kaip ir energiją kaupia, bet tuo pačiu ir trukdo sąmoningumui kilti. Ta prasme, kad nepabustų žmogus, ar ne? Kad ir tiesiog man, kaip jisai aiškina, kad mes kai pabundam, mūsų sąmonė pabunda ir kai tu pradedi suvokti, kad tu esi ne tik fizinis kūnas, bet ir energetiniai kūnai ir siela, ar ne, dvasia, aukštesnysis aš, kuris yra, automatiškai susijungia kanalas ir įvyksta toksai suvokimas, kad tu turi saugoti savo energijas. Tai vat, kad šitai neįvyktų, tai vat jie būna talpinai tokia apvalkalą, kad ta sąmonė nepabustų, kad tu ir gyventum toj rutinoj, kurioj tu gyveni, nes jiem tai labai paranku, nes neapsaugotas biolaukas ir jie tiesiog kaip bateriją mato ir galimybę maitintis ne tik tomis energijomis, bet ir gimtąją energiją, sielos dalelėmis. Nesimaitinti, o tiesiog jas surinkti ir savo tikslam naudoti. Nu, išsiaiškinsim, kiek ten tų gimtųjų energijų pavogė ir kur padėjo. Gerai, tada dabar grąžinsim tamsią energiją, kurią neringa gavo iš interferentų. Ir neringos subtiliai kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus į visus už įsibrovimą atsakingus įsibrovus. Pradėjo formuotis kanalai, kiekviena būtybė interferentas prieina prie savo kanalo. Yra kanalai. Turim su aštuonkoju, ne? Lizardu, insektoidų, demonų. Ir humanoidų. Taip, ir aš duodu komandą neringos subtiliai kopijai išstumti visą svetimą patogenišką žemų vibracijų energiją, grąžinti visas negatyvias programas, negatyvias minčių formas. Energija teka kanalais. Energija visų ligų ir visko, ką ji galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Teka energija. Grįžta visais kanalais. Demonas nesipriešina. Ne. Kai baigs, pasakyk. Baigėsi reversija. Ir ant visų šių kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Ir reverso tvarka neringa susigrąžina švarę šviesią dievišką energiją, atgal eina dieviškoji švari energija. 1, 2, 3. Viskas, kas buvo pavogta iš neringos, grąžina viskas savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Teka visais kanalais. Iš aštuonkojo violetinės energijos nemažai. Netgi mėlynos šiek tiek. Iš lizardo žalios energijos širdies čakra. Jausmai netgi tokie, vat, kaip eina man žodžiai, pasitikėjimas, meilė savo. Iš insektoido oranžinės energijos. Iš demono geltonos, oranžinės, raudonos. O iš humanoido violetinės ir kosminės tos energijos. Ir prašau skeneriu parodyti neringos sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais? 92. 92. Ir nuo neringos susiformuoja tiesioginiai kanalai į apvalkalą ir konstrukciją. Ir uždedam auksinio tinklelį ant šių kanalų. Ir reverso būdu jis susigrąžina dieviškasias švarias energijas, visas sielos dalelės, visas biomedžiagas, kas priklauso neringai galingų srautų, grįžta jai atgal. Grįžta iš apvalkalo violetinės, mėlynos energijos. Iš konstrukcijos grįžta nedidelė dalis. Gimtoji jos energija. Baigėsi reversija. Ir skeneriui dar kartą patikrinam neringos sielos pilnumą. Vilma, matai skaičių procentais? 94. 94. Humanoidas. Kur likę 6 procentai? Jau spėjai parduoti kažkam?
išmainyti. Jis sako, kad jam reikalinga šitą energiją, jis savo panaudoja. Ne savo, nu, ta prasme, savo tikslam, jie savo Sirijai tam, neigiamam Sirijai. Jie Supratau. ten eksperimentus kažkokius. Ir Irgi neringa kuria humanoidus panašius, netgi tokius kaip mes. biorobotus. Biorobotus, taip. Neringa, jums trūksta 6% sielos. Ar jūs pageidaujate jo susigrąžinti atgal? Taip, žinoma, jinai nori. Gerai, tada neringa suformuoja dabar savyje tvirtą šį savo ketinimą ir aš duodu komandą, kai suskaičiuosiu iki 3, nusities tiesioginis kanalas nuo jos į jos sielos daleles, kad ir kur jos bebūtų. 1, 2, 3. Kanalai nusitėsi. Nusitėsi? Yra? Taip, matau kanalą. Kanalai nusitėsi, duodu komandą suskaičiavus iki 3 ir neringa susigrąžina DNR daleles, sielos daleles, visas savo biomedžiagas. Visos jos energijos grįžta galingų srautų iki 100%. Vyksta procesas. Tai iš kažkokios laboratorijos, ten jau senokai panaudoti jos šitie tos sielos dalelės. Grįžo. Gerai, tada skenerį parodyk tada neringos sielos pilnumą procentais, vėliau matai skaičių. 100. Puiku. Susigrąžinu. O dabar aštuonkojis tada išeina iš kalėjimo narvo ir susiurbė visas savo skysčius. Nepaliekė jokių savo medžiagų jos biolauke. 1, 2, 3. Ir grįžti atgal į kalėjimo narvą. Grįžo. Lizardas taip pat išeina iš kalėjimo narvo, susirinkė visą savo švytuoklius, visą savo medžiagas, nieko nepaliekė ir grįžti atgal į kalėjimo narvą. Jis pasiėmė lizdą savo švytuoklį, grįžo. Insektoidas išeina iš kalėjimo narvo, susirinkė savo inkubatorių ir visas savo skysčius medžiagas nieko ten nepaliekė biolauke. Jis išbėgo taip greitai jau narve. Jau narve? Koks greitis? Jo, jis apsikabinęs tą savo inkubatorių. Demonas išeina iš kalėjimo narvo, susirinkė savo ten gudroną, batelius, kaip jie ten vadinasi. Koinus, tokios kaip koinus. Ir viską susirinkė, nieko nepaliekė. Pasiėmė. Ir grįžti atgal į kalėjimo narvą. Jisai klausė tavęs, gal lervas atiduosi. Aš norėjau pasiūlyti jam, kaip tik. O už ką tau lervas duoti? Tu visą gyvenimą jai, kaip sakant, gadinai gyvenimą ir maitinaisi iš jos. Dar nori lervas. Reikėjo galvoti prieš padedant parašą. Jinai padarė pasirinkimą. Supratau. Aš tik pasiūliau. Sprendimas tai jos. Supratau. Kad man būtų mažiau darbo, tada aš tau atiduodu tas lervas, gali išeiti iš kalėjimo narvo ir susirinkti jas. Ne, man 2 lervas yra. Viena ant sprando, ties pakaušio srity, kita ant jos mens, ten jos negatyvas kaupėsi. Laimingas parėjo, jo. Gerai. Humanoidas tau išeiti nereikia. Jeigu dar yra kas nors likę jos bilaukė, tavo susirinkė, prisitraukė į savo kalėjimo narvą. Ištraukė dar kažkokį skystį. Viskas. Gerai, tada perėsim prie kontrakto ir norim paklausti, tada pradžią bendrai ištraukiam tą kontraktą ir parodykim neringai. Vadovaudamasi sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, neringa turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar ji pasirengusi tai padaryti? Taip, pasirengusi. Gerai, ir aš išreiškiu ketinimą balsu, o jos subtilioji kopija laikartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus neringos susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau aš ir arba kurie buvo sudaryti vietoj manęs. Visi karminiai kontraktai, genties giminės kontraktai, prakeiksmai, genties giminės prakeiksmai, įsikūnymui ir misijų šalies egzempliorius, fantomus, o taip pat bet kokio pobūdžio susitarimų kontraktų priedus. 1, 2, 3.
Matom kontraktą. Apsišvietė taip, vienas kontraktas ryškus toks. Raudonai net pulsuoja. Laininė rinkos subtiliojo kopija patikrina ir išsirenka, kurie kontraktai, kadangi vieną te turime, tai jeigu pasižiūri jį ir nusprendžia, ar reikalingas jai šitas kontraktas, ar nori jį anuliuoti. Jinai sako, kad jinai nenori net žiūrėti šitą kontraktą, jinai nori atsikratyti ją. Labai gerai. Laininė rinka kartuoja paskui mane. Vidinė savo suvereniojo aš gale pareiškiu, kad visi šie susitarimai ir kontraktai yra nulis ir anuliuoti. Aš anuliuoju, aš atšaukiu, aš nutraukiu visus šios susitarimus ir kontraktus. Tas su tais susitarimais ir kontraktais 1, 2, 3 grįžta energija iš kontraktų ir susitarimų jie tokie buvo. Grįžo. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir išmetam anuliuotus kontraktus 1, 3, uždaram, atspontuojam, panaikinam. Atlikta. Nuo demonas likai be kontraktų. Paaukštinimo nebus. Visi šypsosi. Paaukštinimo nebus. Aš turiu dar su kitom sielom kontraktus. Jinai tik viena iš jų. Supratau. Darbuojasi, kaip sakant, be poilsio. Gerai, kadangi jūs čia sėdite jau 10 metų, 7 metai, labai ilgai, tada atliksim išsinchronizavimo procesą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimo neringos energijų su aštunkojo lizardo, insektoidų, demonų, humanoidų konstrukcija ir apvalkalų energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Gerai, skenerį praskanuok neringą interferentų, aštunkojo lizardo, insektoido, demonų ir humanoido konstrukcijos apvalkalo dažniais, ar neliko kas nors nepastebėta, jos vėl laukia. Šaru. Ir aš prieinu prie neringos, dedu rankas ant jos pečių ir savo ketinimo gale padedu jai suduoti aukštų vibracijų 1 milijono hercų šoko impulsų smūgį ir atjungti visus kanalus, kai suskaičiuosiu iki 3. 1, 2, 3 smūgis, atsijungi visi kanalai. Atsijungia. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir kanalai iškeliauja perdirbimui, priminė švarę energiją. Šia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Emocinį fantomą atiduosim demonui. Jis net pašoko. Išgirdęs. Kaip neringą atiduosim emocinį fantomą demonui. Blogas emocijas. Jis sako, tegu pasiėmė ir daugiau nesirodo man akyse. Demonas pasižadė daugiau negrįžti į neringos biolauką, nepristoti prie jos. Pažadu. Nors mes žinom, kad tavo pažadas nieko nereiškia. Kodėl tu taip? Todėl, kad jūs melagiai esate, mėgstat meluoti. Tai jūs, Melas vardan gėrio kartais pateisinamas. Čia jūsų duona yra melas. Gerai, dabar valysime emocinį fantomą. Išeina neringos emocinis fantomas 1, 2, 3. Ir į šį fantomą neringa projektuoja visas savo negatyvės programas, negatyvės minčių formas, o taip pat ir žemų vibracijų, emocijų, energiją, pykčių, susierzinimo, neapykantos, įtūžio, baimės, siaubo, rūstumo, nusivylimo, pasipriešinimo, dezorientacijos, pavydo, agresijos jausmus. Visa ši žemų vibracijų energija projektuojasi emocinėme fantome. Išėjo fantomas, tas nemažas. Demonas jau laižosi. Gerai, tada ir šitas emocinis fantomas keliauja demonui į kalėjimą Narva. Oi, pasičiupojasi. Žinai, jisai man telepatiškai sako, prisisotinsiu šiandien. Iškeliausi bent jau sotus. Gerai, tada. Po truputį pradėsime išleidinėti interferentus. Aštunkojas pasirengęs iškeliauti? Taip, jis pasirengęs. Gerai, tada atsidaro portalas viršuje
Ir aštuonkojis susirinka viskas. Ir demonas susirinka viską savo ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. Čia. Uždarom, atspaudojam, panaikinam, statom ugninę pentagramą. Atlikta. Na, humanoidų mes negalim paleisti, todėl kviečiame tarp galaktinės policijos pareigūną Kurtą į mūsų diagnostikos kambarį. Jis čia. Sveikinamės, Sveiki. Sveikinamės, Kurtai. Turime čia sielos energijos gaudytoją, vagį, humanoidą iš Sirijaus. Manau, jis domina jūs. Taip, pasimsimėsi. Konstrukciją sunaikinkit. Gerai, dėkojame, Kurtai. Dėkui, iki. Iki sekančio karto. Jie išėjo. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Ir apvalkalas, pančiai ir konstrukcija iškeliauja perdirbimui į priminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Tušti narvai, viskas. Visus išleidom. Luktark. Aš tuos pančius matau. Nu, aš sakiau pančiams iškeliauti į galaktikos branduolį. Jis fantomas pančių. Aš nesuprantu, kodėl lieka tie fantomai tokie. Toks permatomas. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį. Ir pančių fantomas taip pat iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Tiesiog, žinai, matyt, gal kai mano sąmonė neužfiksuoja, jis lieka toks kaip fantominiam, žinai. Nes matau šitokį permatomą. Gerai, tada perėsime prie magijos dažnių. Jie tokie yra, įtampa matoma. Švaru. Gerai. Perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį. Jie tokių yra, jos tampa matomas. Yra fantomas. Vyriška energetika. Sveikiname su jumis. Nusima kaukės ir hologramas. Būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavidal tinkančioje DNR. Vyro fantomas. Ko vardu? Raul mane vadina. Kiek laiko randatės šitam neringos biloke? Neseniai. Kelios valandos. Aš žinojau, kad čia galėsiu rasti portalą. Man informaciją tokią suteikia. Blaškausi aš jau seniai ir ieškau, negaliu niekaip rasti. Kiek laiko blaškotės, prieš kiek laiko išėjote iš įsikūnymo? Aš jau pamečiau laiko nuovoką, bet tai įvyko 2019 metais. Aš nesupratau, kad palikau savo kūną. Supratau. Ir norėtumėt grįžti namo tikriausiai. Būčiau labai dėkingas, nes senka mano jėgos. Supratom, mes jums padėsime tada, Raulį. Ir atsidaro šviesius portalas į skaistyklą ir besiblaškantį Raulio sielą išeina į šį portalą. Ją sutinka toje pusėje tie, kas ją pažinojo ir buvo artimi. Jis dėkoja mums. Išėjo. Gero kelio. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Perinam į bekūnius į brolių dažniai, tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Tada perinam į bekūnius į brolių dažniai, tokių yra, jie tampa matomi. Matau, mažytis kažkoks fantomas. Peliukas. Ne, toks man kaip gyvūnėlio, kaip šuniuko fantomas. Gerai. Užduodam. Nuim hologramas. Nusima kaukės ir hologramos, būtybė pasireiškia pirmą pradžių pavidalą, tinkančių savo eterinį kodą DNR. Šuniukas matau. Šuniukas.
Ir jisai Užduoda. toks, žinai, žiūri. Ir kodėl tas šuniukas yra neringos biolauke? Jisai blaškosi. Tai iš tikrųjų jinai kažkokį kontaktą turėjo, ta prasme, nežinau, ar sąmoningas buvo kontaktas, bet tiesiog tuo metu, ar jisai partrenktas tas šuniukas, aš matau kaip kelias partrenktas šuniukas. Ir Mhm. tiesiog jisai pamatė jos biolauką, gal jinai tiesiog pravažiavo greta jo. Mhm. Ir jisai tiesiog iššoka jos biolaukai ir kai jau kurį laiką jisai blaškosi. Nes jis kaip ir pamatė tokią kaip ir energetinę tokią kaip šviesą. Ir Gerai. jisai blaškosi. Kad nesiblaškytų toliau jo neringos biolauke ir netrukdytų jai gyventi, tada mes atsidaro portalas į šuniuko egzistavimo plotmę ir siela iškeliauja, išeina į šį portalą. Išėjo. Jisai Uždaroma. dėgytę, žinai, visgino. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, perėsim prie egregorų tada. Ir perinam į negatyvių trūkdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažniai tokių yra, jie tampa matomi. Du egregorius, tu vienas neaktyvus. Jinai pati atsijungia nuo jo. Kitas toks, pusiau aktyvus, jinai kaip ir pajungta, bet jinai atiduoda labai nedaug savo energijos. Gerai, klausim neringos subtiliosios kopijos, ar jį pasirengusi neaktyvųjį egregorą numesti. Taip, jinai nori. Atidarom portalą į galaktikos brandulį ir numetam neaktyvųjį negatyvų egregorą ir energijas 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. O dabar tada turim pusiau aktyvų, neklausim neringos subtiliosios kopijos, ar jis sutinka palikti ir atsijungti nuo jo. Mes galim jai padėti, ar jinai to nori. Taip, jinai sutinka. Gerai, tada atliekam neringos minčių prisijungimų ir viso kito, kas susijęs su neigiamais egregorais valiam, o toliau jau pati jis spręs, prie ko prisijungti, prie ko neprisijungti ir sąmoningai save kontroliuos. Operacija šoko impulsų smūgį, atjungdama nuo savęs neigiamai jos gyvenimą, sveikatą, biolauką veikiančius egregorus. Ir neringa rengiasi, koncentruoja energiją ir kai suskaičiuosiu iki 3, atjungs visas jai nereikalingas negatyvias energijas. 1, 2, 3, duodam galingą smūgį. Atsijungia. Dabar jau turėjo atsijungti. Na, iš pradžių užkirto tą kanalą ir tiesiog po to tik atjungia ją. Ir atidarom portalą į galaktikos brandulį ir numetam visus negatyvius egregorus ir energijas 1, 2, 3. Čia. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada perėsim prie energijos žyvą. Ir iš neringos subtiliosios kopijos pilo 2 pirštų žemiau bambos pradeda tikėti subtiliojo rezervinė gyvybės energija žyva. Savo baltą šviesą užlydama visus fantomus, visose fantomuose uždarydama visas išoriniams prisijungimams potencialias vietas, užlydama nuo tamsių ir patogeninių energiją. Tai ši energija pasireikš tamsių dėmių pavidalu 1, 2, 3. Teka šviesi balta rezervinė energija. Konstrukcijos vietoje yra dėmelių. Gerai, konstrukcija. atsidaro portalas, sukrys prieš laikrodžio rodiklį į galaktikos brandulį. Yra. Skenerį pašalink likusias negatyvias energijas. Jei jų liko, visos likusios negatyvios energijos pilnai ištraukiamas. Ištraukia į kamaliuką. Skenerį išmesk šias negatyvias energijas į portalą. Sukūrė negatyvios energijos, iškeliauja perdirbimą į pirminę energiją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, skaitysim manifestą tada. Ar neringos subtilioje kopijoje pasirengusi skaityti manifestą? Taip, pasirengusi. Gerai, dabar aš balsu skaitysiu manifestą, o jos subtilioje kopijoje kartoju paskutę. Mano ketinimo ir valios galia te būna taip, o taip ir yra. Perskaitė? Gerai. Pakrausime energiją, o dabar prašau skeneriu parodyti, kiek energijos reikia neringai ir kokio dažnio vibracijos maksimaliai komfortiško šiuo metu biolaukui, jo pilnam atsistatymui ir korekcijai. 326, 25.
Ir kai suskaičiuosiu iki 3, į neringos biolauką pradeda tekėti 7 aukštų vibracijų srautai po 326% kiekviename. 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto galės sustiprėja. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 25 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos, vibracijos harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo ir identifikavimo procesą. 1, 2, 3. Atlikta. Nu, apsižiūrėjo save. Jo, jinai nustabus šviesos energijos. Žiūrisi Gerai. kosminė siela. Nu, tai yra atvykėlė. Šitą žemę. Nežemiška siela. Dėl to ir jaučiasi svetima tarp savų. Nu, savų sąlyginai, ar ne, žemiškus. Na, taip. Gerai, tada ir sukūrėme apsauginį apvalkalą, pajung neringos subtilė kopija prie Merkabos laukų, šaltinio žemės ir kosmoso energijų struktūrizavimui ir apsauginio karkaso sukūrimui. Jos biolauke 1, 2, 3 vyksta procesas. Atlikta. Aktyvuoju Merkabą neringos biolauke, sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biolauke 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto visas čakras ir spalvas. Atlikta. Ir klausim neringos, kaip jinai jaučiasi. Nuostabiai. Jinai negali dar suvokti pilnai, kas čia įvyko ir kokios jinai stebi save, savo energijas. Jinai jaučiasi pilnai tokia, vadinkim, pabudusią šitam lygmenį. Jinai dėkoja mums. Jis sako, kaip man palengvėjo. Širdingai prašom. Mums smagu padėti dušelėms. Laikas išsilaisvinti. Tiesiog dabar toks laikas, kai bundančios sielos supranta, kad laikas išsivaduoti iš karminių saitų, uždaryti šitas programas. Nes tas sansaros ratas vadinamas. Šio periodu jisai stoja. Ir tie, kas nesugebės iš šio išeiti tiesiog. Tai vat, pačiu laiku ir kontraktą nutraukim su demonu. Taip, kad viskas bus gerai. Svarbu dvasinis tobulėjimas ir tiesiog žengimas šituo keliu. Gerai, ir energijos įsisavinimui grąžiname neringos subtilė kopija į sistemą biorobotas sielą. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organų, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingių, vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtiliųjų kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Švietui.